Sveiki, šiandien ir vėl aš, Dominykas, ir šiame video norėsiu Jums parodyti pamokėlę, kaip į savo Minecraft'o serverį galima įsikelti įvairių pluginų. Ir gal kažkas pastebėjo, gal kažkas ne, kad truputį nekėlė video gal kokią savaitę. Buvo priežasčių, truputį sirgau ir kol kas dar truputį irgi kosėjau, bet nusprendžiau padaryti. Įeinat į einat tiesiog bookit.org, darote puslapį ir get plugins. Pasirenkit kokį nori pluginą, galite tiesiog iš čia pasiimti. Tarkim, aš tai noriu atsisiųsti, tarkim, kokį nors anti-TNT. Tarkim, nors ir toksai. Šitas galite nekreipti dėmesio čia. Svarbiausia, rinkit kokį norit pluginą. Tada, beje, truputį žemiau, va čia yra versijos pluginų. Kol kas čia matot, yra geriausia, tai 1.6.4. Jeigu man reikėtų dabar kokį nors, tarkim, nors tokią. Bet gali būti, žinokit, labai senų versijų, tarkim, nors ir 1.2.5 ten. Gerai, atsisiųsiu 1.3.1. Nors šiaip tai dabar 1.7 man reikia atsisiųsti, bet pavyzdį atsisiųsiu. Atsisiunčiat. Bet žiūrėkit, kad jūsų pluginas būtų pagal serverį. Tada įeinat savo serverį aplanką arba tiesiog į FileZilla arba savo plugins, kaip ir čia. Tai štai išsikeliu ant ekrano. Va šitą. Einu tada į serverį, plugins irgi. Ir čia į savo pluginus. Ir tada spaudžiat start bet arba kaip pas jūs ten perkraunat serverį arba tiesiog reload parašot. Ir tada jums turėtų išsiskleisti toksai failas. Ir tada jau reiškia kaip viskas. Jūs išsiaiškinat, kokius ten būna komandos, ką ten daryti, bet tai reiškia, kad jūs esate įsikėlęs pluginą ir ačiū, žiūrėjot. Viso gero.